teikėme tarybai prašymas, ne klausimas, prašymas, kad leisti mums formuoti 9 klasę yra be galo svarbus mūsų mokyklai. Tas pasiūlymas, kuris pateiktas yra šiandien, na, kaip ir mokytojas sakė, negali direktorius, negali vienas mokytojas, kitas priimti sprendimų ar parvažiavęs pasakyti mokyklos bendruomeniai, ne, bus kitaip. Bendruomenė prašo, kad leistų formuoti 9 klasę. O dabar mes parvažiuosim, sakysim, ne, bus taip ir taip. Tikrai gerbiami tarybos nariai, aš švietime dirbu jau daug ir patyriau visokiausių dalykų, bet tai, kas vyksta dabar, man yra be galo skaudu kaip mokyklos direktoriui, kadangi mūsų mokykla ir tame tarpe aš savo asmenyje patiriu iš tiesų daug ir pažeminimų ir kitų dalykų, bet tai neliečia klausimo esmės. Aš galiu pasakyti tik tai pagrindinius dalykus. Ką sakiau ir komitete, mes išgyvensime iš tų pinigėlių. Minėjau apie planą, ką esam parengę. Galiu dar kartą pakartoti. Atsisakome pavaduotojos etatų, palikdami tik mažą dalykę. Pavaduotojo funkcijas galima aš papildomai daryti. Atsisakome bibliotekos. Atsisakome dalies lėšų skirtų mokymo priemonėm, vadovėliam įsigyti. Ta leidžia įstatymas, atsisakome kitų dalykų. Planas yra konkretus, pinigėliai suskaičiuoti. Dabar ta kalba, kas yra kalbama apie 60 000, mistinių kažkokių 60 000, tai jie niekad savivaldybė per kiek nuo Lietuvos egzistavimo nei vienai mokyklai neprisidėjo tais pinigėliais. Aš galėčiau kalbėti apie lėšų taupymą rajone. Iš tiesų yra sričių, kur galima ir reikia taupyti. Yra tų sričių. Šiandien aš nenoriu įvardinti, nes dar sukelsiu didesnį kipišą, bet gerbiamas merė, reiktų pagalvoti apie tas sritis, kuriuose reiktų taupyti. Šitoj vietoje mūsų klasės uždarimas, neleidimas formuoti papildomų lėšų nei vienai mokyklai nesuteiks. Nes tai yra mūsų krepšelis, kuris skirtas mūsų mokyklai ir to krepšelio dalies, na jūs kitai mokyklai negalėsite atiduoti. Tai aš nesuprantu, apie kokią naudą kitom mokyklom yra kalbama, jeigu neleidžiama mums formuoti klasę. Aš sakau, gerbiami tarybos nariai, mes pateikėm jums prašymą ir aš labai prašau balsuoti būtent už tą prašymo variantą, būtent, kad mūsų mokyklai būtų leista formuoti 9 klasę. Dėkui.